Labą dieną, gerbimi moksleiviai. Šiandieną aiškinsimės, kaip spręsti praktinės užduotis su loginėmis duomenimis, tai sąlygos sakinio. Įsijunkime 9 pamokos užduotis. Čia pagal kompiuterio numerį yra užduotis. Tai yra pirmo kompiuterio, antro kompiuterio ir taip toliau. Mes pasirinkime užduotį 4 ir pabandykim ją įspręsti. Pasižymėkime sąlygą. Nueikime į kodė bloką. Atsidarykim kodė bloką. Įsijunkime. Pabandykime įsianalizuoti. Tai sakykime, čia 9 pamoka, aš parašysiu čia tokį užrašą ir atsidarykime. Pasitikrinkime tradiciškai, ar veikia programa. Veikia, hello what. Na ir dabar bandome šnekėti. Taigi, užrašykime sąlygą pirmiausiai. Taigi, mūsų sąlyga yra, parenkite programą. Aš pasididinsiu per Wordą čia, kad jūs geriau matytumėt. Parenkite programą, kuri įvedus skaičius kintamiesiems A, B, įspausdintų A, B. Jeigu teisinga šaka, sudėtų. Bet jeigu sąlyga tokia tenkina. Jeigu tenkina sąlyga, tada, reiškia, spausdytų sudėti. Na va, tai dabar ko mums reikia? Mums reikia dviejų kintamųjų, tai A ir B, tai mes sakykime int A kablelis B, kabletaškis, paprašome, kad įvestų skaičius, įveskite, nerašau lietuviškai, labai, paskui kaip kopeliuoja, kad nerodytų blogai, tai nerašau lietuviškai, atsiprašau, kas kalbininkai žiūrėsite, įveskite skaičių kintamajam A. Ne? A. Nu va. Ir dabar, aišku, cin turi būti, kad paimtų. Tai A. Ir dabar mes tą patį B pasimkime. Tai yra B. Kintamajam B. Kintamajam. Dabar rašome ifą pagal sąlygą. If jei A daugiau už B, tai sąlyga dabar tai pranešimas būtų, jeigu tenkina sąlygą cout ir pranešimas būtų sudėtis, suma, čia pranešimas yra, todėl kabutėse neužmirškime parašyti, suma A plus B lygu. Tai ir čia, reiškia, parodome, dar ir reikia kintamojo C, ne? Kad parodytų, nes suma yra C. Reiškia C turim. C. Ir endl kabletaškis. Prieš tai mes turim kažką, tai suskaičiuota, ne? Tai C lygu A plus B kabletaškis. Na, o jeigu else, jeigu kitaip yra, else, vėl uždedam, kitaip būtų, tai reiškia pranešimas sąlygos netenkina, tai būtų taip. Cout
būtinai dvitaškis turi būti. Tai yra daug taškis. Sąlygos netenkino, na va, tokie pranešimai ir endum. Na ir čia įsivalo, ne? Dar pasitikrinkim, ar teisingai įsivedėm. Taip, teisingai, jeigu pasileido, tai įsiveskime dabar, nu čia kaip pabandome, kad tenkintų sąlygą, tai kintamasis tegul būna 5a, o b kintamasis tegul būna 2, ne? Tai čia tenkina a daugiau už b. Jį turėtų gauti 7. Taip ir yra. Dabar pažiūrėkime, ar programa rodo priešingą šaką, jeigu netenkintų sąlygą. Tai mes įvedame sąlygai a kintamajam 2, o b kintamajam 7 įsiveskime. Ir sąlygos netenkino, nes 2 yra mažiau už 7. O čia mūsų sąlyga, jeigu tenkintų ir šitą parodytų, tai turi būti didesnė. Todėl yra tokia, kaip yra. Tai ačiū uždėmesiu, iki kitų kartų.